Sveiki, esu burnos higienistas Mantas Ketautas ir dirbu odontologijos klinikoje Alta Denta. Dažnai tenka susidurti su pacientų tokiu požiūriu, kad jiems atlikus profesionalią burnos higieną, ją teks kartoti vėl ir vėl, kadangi procedūros metu mes jiems pažeisime dantų audinius. Tad norėčiau paprieštarauti, taip tikrai nebus. Profesionali burnos higiena tai yra procedūra, kada viršdanteninius ir podanteninius konkrementus, tai yra liaudyje vadinamos akmenis, šaliname ultragarsiniu skaleriu bei pigmentinę apnašą poliruojam Airflow technologiją. Reikėtų dar nepamiršti, kad procedūros metu mes taip pat apmokome pacientą individualios burnos higienos ir individualiai pritaikome priemonės. Nepakankama arba prasta burnos higiena neretai sukelia dantų ir dantenų ligas, tokias kaip dantenų kraujavimą, dantų kariesą bei periodontitą, kai mikroorganizmų sukeltos infekcijos suardo danties raiščius ir aplink dantį esantį kaulą. Bei ignoruojant periodontito požymius, dantis netgi gali pradėti klibėti. Tai reikėtų labai akcentuoti. Minėtas ligas sukelia mikroorganizmai patekę į dantenų vageles ir dantų paviršius, kuriuos nuvalyti gali tik burnos higienos specialistas. Pas jį mes rekomenduojame apsilankyti 1-2 kartus per metus. Todėl visus, kurie nori išvengti dantų ir dantenų ligų, labai kviečiame apsilankyti Alta Denta odontologijos klinikoje.